Gyvename viename iš gražiausių Europos miestų, kurį ne vienas čionai atkeliavęs svetimšalis prisipažino įsimylėjęs iš pirmo žvilgsnio. Kasdien gražėjantis, miestas verčia pasitempti, reikalauja dar daugiau pastangų ir dėmesio. Pripažintas Rytų Europos ateities miestu, 2009 metais jis veržėsi tapti Europos kultūros sostinę. Siekiant šio vardo, didelės reikšmės turės ir miesto visuomeninio transporto plėtra. Šiandien pervežant keleivius Vilniuje, visuomeninis transportas atlieka esminį vaidmenį. Sunku patikėti, kad kadaise buvo kitaip. Plotu Vilnius prilygo daugeliui Rytų Europos miestų. Patvirtintos eismo taisyklės. Vežioti keleivius leista vienkinkiais, dvikinkiais vežimais. Jie galėjo stovėti tik tam skirtose vietose. Baigta tiesti pirmoji arklinio tramvajaus linija. Vėliau veikė 3 šio transporto linijos, kurių ilgis buvo 10 km. Jose dirbo 150 žmonių. Vilniuje važinėjo 14 įvairių markių automobilių. Autobusai tapo reguliariai dirbančią transporto rūšimi. Linijomis kursavo jau 63 autobusai. Visas miesto trasas aptarnauja Sauer autobusai. Jose 20 sėdimų ir 10 stovimų vietų. Miestiečiai juos vadino arbonais. Iki pat karo jie buvo svarbiausia susisiekimo priemonė. Buvo įkurta Vilniaus keleivių susisiekimo kontora. Tai įmonės Vilniaus autobusai istorijos pradžia. Pirmojų maršrutų pradėjo kursuoti autobusai. Kauno autoremonto gamykla pradėjo gaminti autobusus L1 su sunkvežimiu ZIS 150 važiuokle. Vilniaus transportininkai gauna pirmosius modernius dizelinius autobusus, kuriuose telpa iki 100 keleivių. Vilniaus keleivių susisiekimo kontora pavadinta Vilniaus autobusų parku. Verkių gatvėje pastatyta dabartinė gamybinė bazė, galėjusi aptarnauti apie 400 LAZ markės autobusų. VAB gavo pirmosius miesto tipo autobusus Ikarus 556. Eismo dispečeris užtikrina savalaikį autobusų išvykimą į maršrutus, operatyviai pakeičia sugedusius autobusus. Įmonės darbuotojai gali suteikti kvalifikuotą pagalbą vietoje arba nuvilkti autobusą pakeltą už priekinės arba galinės ašies. Remonto dirbtuves sudaro 2 gamybiniai kompleksai, sandėlių ūkis ir apskaitos grupė. Taisomos visų tipų pavarų dėžės, pradedant mechaninėmis, baigiant automatinėmis, sumontuotomis naujose Volvo ir Mercedes autobusuose. Čia atliekamas rato padangų ir kamerų remontas, pritaikant tiek tradicinę karšto vulkanizavimo technologiją, tiek ir šalto vulkanizavimo, garsios Vokietijos firmos Tip-Top technologija. Atliekamas variklio detalių ir mechanizmų remontas. Įmonėje yra daugiau nei 10 tipų variklių, sumontuotų apie 40 modifikacijų autobusuose. Labai svarbu, kad durys veiktų labai sklandžiai ir saugiai. Tam įvairiuose autobusuose sumontuoti reguliavimo ir apsaugos mechanizmai. Naujausiuose autobusuose valdomi mikroprocesoriais ir kompiuteriais. Be varinio ir smulkaus kėbulo remonto, čia atliekami ir kapitaliniai kėbulo remonto darbai. Cecho darbuotojai autobusus man perdarė į kabrioletus, kurie žavi daugelį turistų atvykusių į Vilnių. 12 metrų autobusų dažymas su paruošimu trunka apie 3 darbo dienas. Jam nudažyti reikia 10 kg dažų. Kiekvieną parą nuplaunama apie 200 autobusų. Autobusams plauti naudojamos 3 plovyklos. Vieno autobuso plovimas užtrunka nuo 5 iki 10 minučių. Plovykla dirba ištisą parą. Siekiant gerinti miesto ekologinę būklę, pradėtas naudoti biodizelinas. Naudojant biodizeliną, ženkliai sumažėjo anglies dvideginio kiekis išmetamuose dujose.
Kartu su uždara akcinė bendrovė Patrijas rekonstruota specialiai jam pritaikyta degalinė. Čia veikia kompiuterizuota degalų įpylimo sistema. Per 3 metus vairavimo mokykla parengė per 400 aukštos kvalifikacijos įvairių kategorijų vairuotojų. Atsižvelgiant į autobusų vairuotojų darbo specifiką, čia sukurta speciali mokymo programa. 75 valandų teorinio mokymo kursas ir 25 valandų praktinio vairavimo kursas. 2004 metais mokykla laimėjo 1 vietą Lietuvos vairuotojų mokytojų profesinio meistriškumo varžybose. Čia įdiegta kompiuterizuota buhalterinė apskaita leidžia operatyviai derinti atsiskaitimus, atlikti ekonominius skaičiavimus. Skyrius aprūpina įmonę eksploatavimo medžiagomis, atsarginėmis dalimis, įrankiais. Tvarko reklamą ant autobusų. Jam priklauso turizmo centras, poilsio bazės, automobilių saugojimo aikštelės. Eismo skyrius organizuoja keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tyria keleivių srautus, analizuoja jų duomenis, teikia pasiūlymus dėl naujų maršrutų steigimo. Pažvelkime į 2020 metų Vilnių. Prieš akis iškyla moderniausias vidurio ir rytų Europos miestas, tarptautinis politikos, verslo, mokslo ir kultūros centras. Naujutėlaičiai, ekologiški autobusai važiuoja greitai ir tiksliai pagal grafiką, nes kiekvienoje transporto priemonėje įrengta palydovinė sekimo sistema. Visose autobusuose sumontuotos modernios informavimo sistemos, bilietų pardavimo automatai. Vasarą autobusų salonus vėsina kondicionieriai, o žiemą juose šilta ir jauku. Gerai įrengti aplinkeliai ir transporto koridoriai labai pagerina eismą miesto centre. Visuomeninių transportų miesto gyventojai patogiai, saugiai ir greitai pasiekia savo kelionės tikslą. Autobusai išrieda iš 4 transporto mazgų išdėstytų 4 skirtingose miesto vietose, vietoj šiuo metu esamo 1. Degalų išlaidos sumažėja 5%. Transportas naudojamas žymiai efektyviau, nes jis mažiau rieda tuščias. Kai kas iš ateities svajų virsta realybę jau šiandien. Mr. Mayor, as driver number 1 in this city, let me give you the symbolic key to this first bus which we deliver to you. Aš be abejo visada džiaugiuosi, kada matau kažką naujo Vilniaus mieste. Parko atnaujinimo projektai, kurie prasidėjo prieš metus, įgauna realų pagreitį, nes per 3 metus bus atnaujinta daugiau negu pusė Vilniaus miesto autobusų parko ir kad miestas įsigyja geros labai kokybės Volvo autobusus, kurie ir greitai, ir saugiai, ir patogiai galės vežioti mūsų Vilniaus miesto gyventojus bei svečius. Darbas be jokios abejonės labai svarbu, tačiau gyvenimas vien juo neapsiriboja. Visada surandama laiko turtingam laisvalaikiui. Kur jei neiškiloje geriau pažinsi kolegą, jo pomėgius, gabumus. Kartu tai puikia proga susitikti darbuotojų šeimoms ir pasijusti didelės ir gražios transportininkų šeimos dalimi. Atokvėpio minutėlės. Puikiausias metas pasisemti naujų jėgų ir idėjų, įvertinti nueitą kelią. Rezultatai rodo, kad jis buvo sėkmingas. Sakoma, gera pradžia, pusė darbo. O svarbiausia,
kad ši pradžia visus įkvepia dideliems darbams, kurios lydi naujai užgimusi ir kasdien stiprėjanti gražesnio gyvenimo viltis.